Jei norite sukurti skersvėjį, kurio nėra duomenų bazėje, tai reikia eiti į roboto skersvėjų kūrimo įrankį pasirinkti. Tai čia jį pasirenkame ir galime nusibraižyti tiesiog kokios norime formos tą skersvėjį. Čia viršuje matome yra vientiso skersvėjo braižymas, čia yra plonasienių skersvėjų kūrimui skirtas įrankis, čia yra įvairios konfiguracijos, pagal nutylėjimą jau sukurtų visokių skersvėjų pasirinkimas. Taip pat galite importuoti kažkokį skersvėjį, tarkim, iš duomenų bazės šitą vaizdą ir tiesiog koreguoti, kaip jums reikia jo taškus, geometriją ir panašiai. Dabar aš ištrinsiu šitą ir parodysiu, kaip sukurti plonasienį skersvėjį. Tai tiesiog pasirenkame šį įrankį. Tada pasirenkame braižymo liniją. Čia pasirenkame braižymo būdą, o čia, kurioje vietoje eis brėžimo linija senutės atžvilgiu. Tai dabar eis per senutės vidurį. Aš pasirenku, kad būtų iš išorės. Įvedu senutės storį ir pradedu įvedimą. Tarkim, pagal norimą sukurti skersvėjį. Įvedu tiesiog taškus, koordinatės. Taip brėžiama yra linija ir tiesiog nusibraižau norimą skersvėjį. Braižau skersvėjį, uždarau šį langą, turiu šį skersvėjį, kokio man reikia, tačiau čia matosi, kad sujungti ją stačių kampu, o plonasieniai jungiami tam tikrų spindulių. Tai tarkim, jeigu pažiūrėsim į mūsų skersvėjį, čia suapvalinimo spindulys 1.5, tai aš jį tiesiog galiu ir pakoreguoti. Tarkim, čia pasirenku modification, pasižymiu tašką, pasižymiu, kad jis nepaslenko aš jo, tik tai suapvalinu. Jei 1.5 ir senutė 1.2, tai 2.1 spindulys. Čia galim pažiūrėti, čia aš gerai suskaičiavau. Nu, čia matome, nuo 86,3 iki 87,8, tai 1,5 mm spindulys. Taip užapvalinu visus kampus. Dabar visi kampai užapvalinti. Profilis nubraižytas, todėl galiu pažiūrėti tiesiog jo charakteristikas. Paspaudus čia ant results, matome, koks šio skersvėjo yra plotas, kur yra jo svorio centras, kokia medžiaga čia parinkta, matmenys, pagrindinių ašių atžvilgių, inercijos momentai, kitos geometrinės charakteristikos. Galime pasižiūrėti, jeigu 0 laipsnių kampu, kokios geometrinės charakteristikos bus ašis pasuktos ar pasukti kitų kampų. Dabar uždarom šitą langą, turime tą skersvėjį nubraižytą. Mes jį galime išsaugoti tiesiog į Save to Database, spaudžiame į naudotojo duomenų bazę, duodame jam kažkokį tai vardą, įvedam matmenis 8,9, 41,3, 10, o čia skersvėjo tipą galim palikti klaustuką, ok. Dabar jis yra mūsų duomenų bazėje, mes galime tiesiog nueiti į, kai skersvėjį braižysime, į skersvėjo pasirinkimo langą ir pasirenkame duomenų bazę naudotojo ir matome, kad čia yra C, tas mūsų profilis, šeima, taip sakant, C, ir bendras jo pavadinimas yra 8,9, kur įvedėme matmenis. Taigi pasirenkame, pridedam į projektą ir galime tiesiog nubraižyti. Įsijungiam, galim
Žiūrėti, kam čia rodo. Ar bent panašu. Ir dabar jis yra jau koreguojamas. Ir jis dabar yra pasuktas tokiu kampu, kad būtų lygiai su globaliom mašin. Tai tiesiog jį galima naudoti projektavimui jau toliau. Atlikę skaičiavimus galėtume stebėti tiek jo įrašas, tiek įtempimus, tiek kitą informaciją. Kas liečia sudėtinį skersį, galime mes šį skersį tiesiog įvairiai manipuliuoti vėliau. Galiu jį tiesiog padaryti mirror, žymiu kopiją, tada turiu du skersius, galiu tiesiog jų abiejų sužinoti charakteristikas. Tai rodomas bendras skersio plotas, bendras inercijos momentas. Šį skersvį taip pat galiu išsaugoti į duomenų bazę naudotojo. Tiesiog duodu vardą, koks ten gaunasi matmuo. Negalima naudoti numerių vardui. Tiesiog dabar vėl braižydami galime vėl naudoti tą kitą skersį, kurį sukūrėme. Ir jį naudoti savo skaičiavimus. Taip galime tokiu būdu susikurti skersį, koks mums reikalingas. Ar mums reikia tokio skersio ar tokio su atstumais, kuriuos norime padaryti tarp jų ir panašiai. Tai tiek trumpai.